Ir dabar kviečiu dar vieną pranešėją. Suprantu, kad mes dalinsimės mikrofoną, ar ne? Tai Loreta Kaltauskienė. Ir labai daug, platus aprašymas, tai turiu ir noriu viską paminėti. Lietuvos socialinio ir emocinio ugdymo asociacijos prezidentė, Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, etikos mokytoja metodininkė ir TUM projekto koordinatorė gimnazijoje. Ir Loreta mums papasakos apie asmeninės sukties dienoraštį ir jo kuriamą vertę. Taip. Dėkoju. Labą dieną visiems. Tas atsakingas momentas, kai atrodo, kai klausai kitų ir jau stoji tam paskutiniam pranešimui prieš dirbtuves, iš ties pasakyti turbūt mūsų atveju Klaipėdos rajono svarbiausia, kad suskaičiavau, kad jau 17-ieji mokslo metai Klaipėdos rajono savivaldybė ir visos švietimo įstaigos įgyvendina socialinį emocinį ugdymą. Nelaukdami, sakykime, tokių svarbių dokumentų kaip kad privalomas socialinis emocinis ugdymas, kad tai turi būti pasirašytas prieš praktiškai 13 metų memorandumas socialinio emocinio ugdymo. Tai kodėl dabar aš apie tai? O, ne ten turbūt nuėjau. Aha, taip pat grįšiu turbūt. Taigi, paminėjau, kad socialinis emocinis ugdymas Klaipėdos rajono savivaldybėje labai svarbus. Ir mes kaip gimnazija Priekulės Ievos Simonaitytės įgyvendindami kokybės krepšelio projektą dalyvavo ir kitos Klaipėdos rajono mokyklos. Ir tuo metu buvo tas ir dėkingas, ir nedėkingas kovidinis laikotarpis. Ir tuo metu, būdami už uždarų sienų, mes pirmąjį kartą pabandėme patys parašyti 3 mokslo metams asmenybės ugties ir tikslų dienoraštį. Patys. Sėdėdami prie kompiuterių, dalindamiesi savo įžvalgomis ir buvo sudaryta darbo grupė. Baigėsi kokybės krepšelis, viską pristatėme ir atrodo, tai kaip čia dabar, taip kaip ir šiandieną daugybę kartų kolegos sakė, kad ar galima kažką padėti į paraštę. Ir įsiklausė į vaikus ir klasių vadovus po kokybės krepšelio projekto, būtent asmenybės ir tikslų dienoraščio pristatymo savo bendruomenėje, supratome, ką reikia keisti. Įsiklausėme, ko dienoraštyje 3 metų vaikai nori ir kas jiems tenai yra svarbu ir ką ten galima daryti. Tai ar jis reikalingas? Pirmiausia, ką pastebėjome per kokybės krepšelį, tai ir dabar tai, ką matome, kad tai yra tarsi toks asmeninis kompasas. Kiekvienam, kadangi mes esame Ilgoji gimnazija, kitos tūkstantmečio mokyklos Klaipėdos rajone, viena iš jų taip pat yra Ilgoji gimnazija, kita yra išgryninta gimnazija. Ir visos turime šitą asmenybės ugties ir tikslų dienoraštį. Tai kodėl kompasas? O todėl, kad labai greitai perbėgsiu tikrai visur net nerašyta, nes tai reikia pamatyti ir tai pamatysite turinyje, kad šiame dienoraštyje viskas prasideda net ne nuo vertybių. Viskas prasideda nuo to, kad yra praktiškai visos tos stuminės sritis. Nuo kultūros, STEAM-o, lyderystės ir įtraukiojo ugdymo. Kodėl aš drąsiai tą sakau? Todėl, kad atsivertęs pirmąjį puslapį, tu tiesiog pamatai, kad tai yra Lietuva, Lietuvos himnas ir tavo aplankytos vietos ten, kur tu būni. Tai yra tavo gimtinė, tavo seneliai, galbūt tavo proseneliai, galbūt labai tėvų pamėgtos vietos ir tada rugsėjo mėnesį atėjęs į mokyklą. Ar tu esi 5-okas, ar esi 8-okas, ar esi 12 klasės mokinys, tu draugė su savo klasės bendruomenė. Pirmiausiai pasikalbi, o tai kur šiemet klasė norėtų keliauti ir kažką aplankyti. Pradedi tą kelionę kartu su savimi ir su tuo, kad tu gali būti išgirstas, pasidalinti ir pasidaryti tą vadinamą tokį klasės kelionių žemėlapį.
O toliau jau labai svarbus momentas yra rugsėjo 1 dienos. Visi mes tą žinom, turim jaudulio visi, pradedant savivaldybę, švietimo skyrium ir be abejonės kiekviena mokykla. Tai ką daryti? O daryti tai, ką mes sudėliojame į dienoraštį. Kad jeigu norime pažinti vaiką po vasaros, po tų 2-3 mėnesių, ateina nauji mokiniai, vadinasi, labai svarbus dalykas yra klasėje kiekvienam pirmiausia pabūti su savimi, o pabūti siūlome pradedant nuo vertybių. Tai yra kiekvienas mokinys tame dienoraštyje turi stabtelėti ties savo vertybėmis. O kad stabtelėtų mokinys ties savo vertybėmis, ką mes darėme per 1000-mečio projekto praėjusius mokslo metus, šiuos metus, pirmiausia, kalbėjome su klasių vadovais, su administracija, su mokytojais ir pabandėme su jais. Ar lengva yra šiandieną man imti čia sėdint salėje ir užrašyti savo vertybės? Ir dar įsivardinti, o ką ta vertybė man reiškia, o kaip dabar man aptarti su 3 ar 4 ar 5 žmonėmis, o kaip susidaryti klasės vertybių medį. Čia jau atrodo menas, bet iš to meno turime klasės vertybių medį. Toliau kiekvienas keliasi ilgalaikius, trumpalaikius tikslus ir be abejonės pats išmaniausias dalykas ir suaugusiam žmogui išsikelti 3-5 metų tikslus. Ir kalbant su gimnazistais, kurie jau yra ne 5-okai, ne 6-okai, jie sako, geras 12 klasiai, tai vadinasi, gal ir teisingų kelių einu, bet ne, pasižiūrėjus tikslą reikia persižiūrėti, nes kažkaip etapai tai netokie. Vadinasi, tai leidžia ką daryti, susidėlioti jaunam žmogui, mažam vaikui, aš skaitau tokį 5-oką, 6-oką, 7-oką, susidėlioti prioritetus. Nes kai mums reikia susidėlioti prioritetus, būna kartais ir kūlveršys, būna, kad paskutinė naktis. O kad taip nebūtų, todėl ir atsirado tas asmenybės aukties dienoraštis. Tas prioriteto eiliškumas yra be galo svarbus kiekvienai asmenybei, kiekvienam iš mūsų čia esančiam. Ir tai, ką girdėjau nuo 1000-mečio programos visų komandos žmonių, kad be galo svarbus yra tas prioritetinis eiliškumas ir supratimas, kad yra tikslas, yra prioritetas, yra data. Labai dažnai kas nors gyvenime ima ir perdėlioja tai, ką mes susiplanuojame, taip kaip mes sustėliojame dienotvarkę, darbotvarkę. Vaiko gyvenime viskas yra taip pat. Kažką tėvai perdėlioja, kažką mokytojai perdėlioja ir tada tu tiesiog turi tame chaose susigaudyti ir turėti, mes visi sakome, turėkime savo stuburą. Tai tas stuburas yra mūsų kas, gabumai ir stiprybės atlaikyti tą visą sumaištį, kuri yra gyvenime. Na ir aš važiuoju į kitą skaidrę, tokios pagrindinės dalys, jos iš tiesų yra 4, bet viena iš dalių tai yra kokia? Tai yra vertybės, jau kalbėjau, ugdomos socialinės, emocinės kompetencijos ir aišku savęs pažinimas. O tas savęs pažinimas iš tiesų vyksta kiekvieną dieną. Ir ryte, kai važiavome čia, kada, sakykime, sankryžoje stovėjom ir taip toliau. Na ir čia tas tiesiog mažas akimirkos išmokymų mūsų 1000-mečio, šiek tiek dienoraščio akimirkų, kad vertybės reikia reitinguoti. Kokia dar mintis kilo pasikalbėjus su mokiniais, kad vis tik jiem yra labai svarbu tas atnaujintas ugdymo turinys tuo metu, kadangi jau kaip tik po kokybės krepšelio atkeliavome atnaujintą ugdymo turinį. Ir čia sudėliojame tokius svarbiausius dalykus, o kaipgi mokytis lietuvių kalbos ir kurgi dabar toje gausoje informacijos reikėtų susikoncentruoti ir viską rasti. Kadangi visos mokyklos, ir čia aišku didžioji dalis mokyklų edukos klase naudojasi, tai iš karto, kad mokiniai galėtų niekur nesiblaškydami įeiti, tai vadinasi, jiems visur yra padaryti QR kodai, yra mokinio asmeniniai lūkesčiai, kurie susidėlioja į ką. Aš turiu lūkestį pirmąjį trimestrą tokį, o faktas yra kitoks. O visą tai aš pirmiausia, ką darau, tai planuojasi kiekvieną mėnesį. Ir yra asmeniniai mano tokie tikslai ir lūkesčiai, yra mokymosi tikslai ir lūkesčiai, nes kai tu turi asmeninį, yra viena, bet kada tu turi mokymosi ir konkrečiai ar biologijos, ar matematikos, ar lietuvių kalbos, ar galų gale fizinio, ar dailės, ar kažkokios kitos disciplinos, tai yra dar kas, yra skubių dalykų
Ir yra tų dalykų, kur tu tikrai gali atidėti ir 3 dienom, ir savaitį, o galbūt ir ilgesniam laikotarpiui. Ir visą tai, ką esi susidėliojęs, kiekvieną savaitę tu turi galimybę dar vieną, visą tai stabtelėjus, imti ir peržvelgti. Taip kaip mums reikia stabtelėti ir peržvelgti. Baigėsi mėnuo mokykloje ir žiūrime, susiplanavome metodinėje grupėje vienus dalykus, metodinėje taryboje kitus, persižiūrim laikas, nuo laiko turbūt strateginį planą, žiūrime, ar finansai sutampa. Taip ir čia, bet čia viskas žymiai paprasčiau. Kodėl? Todėl, kad aš kai stabteliu, aš pirmiausia galvoju ne apie kitus, bet galvoju apie save. Ir ten dienoraštyje yra tokie labai bendražmogiški dalykai. Tai yra iš to socialinio emocinio ugdymo pamatėme, kad tiek jau daug esame išgirdę, išmokę, per tiek daug metų vaikam, per klasių valandėlės, kiekvieną mūsų konkrečiai gimnazijoje, kiekvieną trečiadienį ir dabar yra atiduodama valanda tam vaiko kompetencijų, nuo savimonės iki gerų tarpusavio santykių atidavimui. Ir čia dienoraštyje tai yra tas vienas, sakykime, iš dalių, aš ir mano emocijos. O jos labai svarbios. Tada, kada emociškai tu pats save jauti, matai, atpažįsti, tai įsivardyji, kodėl kilo tokia emocija, o kodėl po to, kai parašiau net nekontrolinio savarankišką darbą ir mokytojas ištaisė, pažiūrėjo, praeidamas ir net susirinkti nereikėjo, aš esu nusiminęs, arba esu susimastęs, arba esu linksmas, arba esu tiesiog dėkingas, ogi todėl, kad kaip ten buvo. Ir tie visi tokie didesni, detalesni dar aprašymai su pavyzdžiais yra dienoraščio pabaigoje, taip pat parodysiu. Aš ir mano asmeninis augimas, tai yra mėnesio apžvalga. Ar yra tas augimas? Ar yra, kad aš tiesiog kažkurioje srityje, kuri man mėgstamiausia gyvenime, čia ne tik apie mokslus, aš augu, aš keičiuosi, aš nepatiko būrelis ir aš einu į kitą. Ne tik, kad nepatiko, bet man galbūt fiziškai nepriimtina, dar nesu toksai stiprus ar tvirtas ir nenoriu ten dalyvauti. Ir tai yra galima ir leidžiama ir tai yra tiesiog savęs pažinimas. Aš ir mano dėkingumas. Visada ir man asmeniškai turbūt buvo svarbu, kad kiekvienas suaugęs žmogus išmokytų nuo tokio leliuko visiškai iki suaugusio žmogaus būti dėkingu už bet ką. Už bet ką. Padarėjai, pasakėjai, padėjai, panešiai. Ir čia ne ta tik savanorystė, čia tas nuoširdus, paprastas dalykas padėkoti. Ar tu gali tai padaryti paprastai ir ne tada, kada svečiai atvažiuoja, ne tada, kada dar kažkokia ta atmosfera yra, o tiesiog eiti į savo suaugusio žmogaus gyvenimą per dėkingumą. Na ir aišku, visi kiti dalykai, kurie ten apačioje dar yra tokie rutulėliai, kur vaikai įsivertina savo tą praėjusį mėnesį ir įsivertina savo pasiekimus. Ar stabteli ties 3, ar stabteli ties 10. Ir jau toliau dar, kas naujo yra, tai yra kalba apie karjerą. Žinome, kad ne visos mokyklos turi karjeros specialistus, mes turime gimnazijos visos, kurios 1000-metyje dalyvaujame, tačiau čia dienoraštyje 3 metų yra viskas. Ir QR kodai, ir mane dominančios profesijos, ir kaip jų reikia siekti. Ir esame apklausę mokinius, darysime didesnę apklausą prieš konferenciją, kuri vyks užbaigiant 1000-mečio programą pavasarį. Tai vaikai ką mini, kad jie tapo atviresni, kad jiem iš tiesų visiškai lengviau yra pažinti save, suprasti tas savo emocijas, jų kilmę, vadybą. Dar vienas iš momentų tai yra, ne viską tikrai įmanoma surašyti, ką mini ir vaikai, ką užrašė, tai yra, kad jie rado artimesnį kai kurie ryšį su tėvais, kad dalinasi tuo, ką jie rašo ir ten yra kas mėnesį taip pat yra puslapis, kad pasikalbėk su savo tėveliais. Yra įdėtas yra momentas, kad vaikam nereiktų galvoti, ar tikrai aš
tas emocijas pažįstu ir kai vedėme mokymus mokytojams apie emocijas ir tų emocijų pažinimą ir darėme praktinius darbus, tai buvo be galo svarbus dalykas. Na ir čia keletas momentų iš dienoraščio, keletą momentų matėte, kad yra dramblys. Pats mėgstamiausias dalykas tai yra dar ar per pertrauką, ar, sakykime, kažkurios pamokos pabaigoje, ką mini klasių vadovai, mokytojai, atsiverčia mokiniai šitą dienoraštį ir spalvina. Ir jie sakė, žymiai mažiau rašinėja į sąsiuvinius, į užrašus. Aš keletą pavyzdžių tiesiog ėmiau ir įdėjau. Na ir kiekviena savaitė turi savo sentenciją. Tų sentencijų kūrėjai yra mūsų mokytojai, tai nėra iš kažkur imtos sentencijos, o tiesiog yra jie. Ir mes taip pat pradedami dieną arba pradedami klasės valandėlės ir per mokymus mokytoją minėjome, kad labai svarbu yra turėti tą savo sentenciją, ją pradėti dieną, o kartais ir užbaigti dieną, priklausomai kaip tu esi nusiteikęs ir kokia yra tavo emocija. Tai ačiū už dėmesį ir gražaus 1000-mečio užbaigimo pirmajame etape. Ačiū labai, Loreta. Sėdėjau, klausiau ir galvoju, noriu tokio dienoraščio. Kas pildo dienoraščius? Ne vaikai, ar ne, o suaugusieji. Ar yra tokių šitoje auditorijoje? Kilstelkit ranką. 3 stūmo kolegės, matau, 4, ar ne? Ten taip, rankų pakilo. Tai kvietimas yra galbūt ne visą dienoraštį, bet tam tikras dalis, tai tikrai praktikuoti ir suaugusiojo gyvenime. Labai įstrigo tas sustojimo momentas, aš irgi labai tuos dalykus vertinu. Tai Loreta, klausimas jums, ką jūs šią savaitę padarėte dėl savęs? Kažkaip aš savo gyvenime visada, kai kur nors išvažiuoju, ar tai konferencija, ar tai mokymai, ar tai dar kažkoks, tiesiog nesi savo aplinkoje mokykloje, aš natūraliai susiplanavau tikrai dėmesį savo, tai yra pasižiūrėti į savo sveikatą ir pasiėmiau atostogas. Tiesiog natūraliai, galvoju, gerai, dabar čia pranešimas, čia pasidalinu, čia labai daug pažįstamų žmonių sutinku ir viskas, dedam tašką, reikia pasiimti atostogas, nes nuo rugsėjo mėnesio tikrai neturėjau ne vienos dienos. Geras pavyzdys, užkrečiamas gali būti, ar ne? Ačiū labai.